Evangelija, kurią ką tik tai klausėmės, 5 skyrius, 17-30 eilutės, tikrai geroji žinia, kad dangaus tėvas, visatos valdovas, kuris sukūrė visą, ką mes galime patirti savo juslėmis, kiek mums leista, jisai dalinasi savo gale, valdžia ir atiduoda savo sūnui. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad visi kiti dievai, visos kitos teorijos, nuomonės, žmonių valdžios, filosofijos, jeigu jos neturi viešpaties Jėzaus Kristaus parašo, netitinka viešpaties Jėzaus mokymo, jos yra niekinės. Galima pajuokauti, galima pažaisti galios žaidimus, bet finalas bus liūdnas visiems tiem, kurie pasišaipė iš Jėzaus žodžio, kurie atmetė Jėzų Kristų, Dievo sūnų, kaip viso pasaulio valdovą, gelbėtoją. Nes būtent žmogaus sūnus ir tars paskutinį žodį mano gyvenime. Nuo Jėzaus žodžio išteisintas arba nuo Jėzaus žodžio pasmerktas priklausys ne tik mano, bet ir mūsų tautos ir viso pasaulio, jeigu norite dar daugiau, visos visatos likimas. Kaip jau mišių pradžioje minėjome, mes dėkojam šiandien Dievui už tuos 11 popiežiaus Pranciškaus tarnystės metų visai katalikų bažnyčiai ir tikrai, manau, neperlenksiu galbūt lazdos pasakydamas ir visam pasauliu, visiems pasaulio kontinentams, visoms tautoms. Jėzus irgi dalinasi savo gale ir ne veltui yra paskyręs savo metu, kai jisai vaikščiojo tada Palestinoje, apčiuopiamas, matomas, paskyrė Simoną, pavadindamas jį Petru, visos bažnyčios atsakingų vadovų, jeigu taip galima būti, premjerministrų, ir priminė, duodamas jam autoritetą, kad štai, Petrai, pas tavį yra raktai. Raktai, kurie turi didelę galios reikšmę, nes ką užrakinsi, bus užrakinta, o ką atrakinsi, bus atrakinta. Ir visiškai nekreipk, Petrai, dėmesio į visus pasaulio galingųjų filosofų mokslo, ypatingai svaičiojimus, kad mes su tavim nesutinkam, kad čia per nesąmonę, mes geriau žinom, nekreip dėmesio. Tau užtenka tik tais raktais pabarškink ir primink, kad jeigu daug šakosis, jis gali ir netrakinti dangaus vartų. Ir visi tie protingi, išmintingi, turtingi, galingi, apie kuriuos Jėzus kalbėjo, kurie bando sumenkinti kitus mūsų tautos, brolius, seseris, juos viešpats paprasčiausiai atmes, jie bus pažeminti, turi minti visi tie, kurie bando savo galiomis, savo aležiniomis titulais pažeminti kitus. Viešpats Jėzus dalinasi savo autoritetu, savo gale, prašydamas, kad ir už popiežius reikalinga melstis. Jeigu prisimenam tą dialogą tarp pirmojo popiežiaus Petro ir Jėzaus, kai Petras gavo įvertinimą,
Jis dar buvo vis vadinamas Simonu. Jeigu klausytojai žinote, kad žodis Simonas išsiverčia į lietuvių kalbą linguojanti nendrė. Vat jis tą linguojančią nendrę tada ypatingų būdų ištvirtino kaip Petros uola. Ir tame dialoge tarp popiežiaus ir Jėzus sako, palaimintas tu esi Simonai Jono sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tau tai apreiškia, kad tu turi išminties gali ištarti žodį, įvardinti mane, kad esu gyvojo Dievo sūnus, esu karalių karalius ir viešpats, bet tai tau suteikė mano tėvas per šventąją dvasią. Ir užtvirtinimas Petro autoriteto, sako, tu esi dabar nuo šiol tampi Petros uola, ant kurios aš pastatysiu savo bažnyčią. Viešpats Jėzus tikrai nesižavi galbūt ir mūsų popiežiaus žmogiška išmintimi, jo kažkokiais išsilavinimais, titulais, nugyventų gyvenimų. Jisai nesižavi netgi šventųjų per visą išganimo istoriją, jų kažkokiais nuopelnais, išmintimi, bet viešpats labai žiūri į kiekvieno iš mūsų tikėjimą. Petrai, tu esi uola ne todėl, kad esi baigęs šiokius tokius mokslus. Tu esi Petras ne todėl, kad tave bažnyčia prieš 11 metų išrinko būti dar vienu popiežium. Tu esi uola savo tikėjime. Ir tas tavo tikėjimas nebūtinai pasižymės išmintingais visada žodžiais. Greičiausiai tu, Petre, nesykį suklysi ištardamas žodžius, kaip tau yra buvę jau nesykį. Ir kai tu esi ten gražių dalykų prišnekėjęs ant Taboro kalno, bandai tapti statybininku, pasiūlydamas man tada ir Mozei su Eliju pastatyti palapines. Esi ir kitų keistų žodžių prišnekėjęs, dėl kurių esi mane suerzinęs, Petrai. Prisimeni tą momentą, kai tu man bandai paaiškinti, ką aš turiu daryti kaip Jėzus ir ko aš negaliu daryti. Ir tada tave dėjau labai aiškiai vietą. Petrai, į vietą. Už manęs. Taigi viešpats Jėzus, jisai nesižavi mūsų kažkokia žmogiškais nuopelnais, bet jisai akcentuoja į tikėjimą. Tad, brangus broliai seseris, kurie šiandien klausome šį Dievo žodį, esame kviečiami atnaujinti ir patikrinti, ant kokio pamato stovi mano tikėjimas. Ar jis remiasi Dievo žodžiu Biblija, ar jis remiasi bažnyčios mokymu, kuris irgi yra ne iš kosmoso, būtent pagristas Dievo žodžiu Biblija. Ir paprašyti malonės, paprašyti mūsų popiežiui Pranciškui, paprašyti taip pat mūsų tautos vadovams, mūsų tautos prezidentui, esamiems vadovams, ministrams, Seimo nariams, miestų merams, įstatymų leidėjams, ES vadovams ir kaip tik norim vadovam paprašyti malonės, kad jų tikėjimas irgi būtų tvirtas kaip Petro. Kad tikrai viešpas galėtų džiaugtis matydamas, kad mes gyvenam ne emocijom, ne nuotaikom, bet remdamiesi, darydami sprendimus tiek bažnyčiai, tiek valstybei, remdamiesi, paklusdami Dievo žodžiui. Amen.